jaučiuosi laiminga. Labai vakar laukiau, kol jūs atvyksit, kaip parašėt, nes iš tikrųjų visos dienos būna tokios čia liūdnos, o kai tu gauni progą išeiti, pabendrauti, išgirsti šurmulio vaikų ir tiesiog žmonių ir iškart tos depresijos nebelieka. Aš šiandien įdėjau daugiausiai auksinę spalvą ir sidabrinę ir įdėjau raudonos širdį nupiešiau. Atvažiavau iš namų ir norėjau padažyti labai. Bet tu net specialiai, būdama namuose, atvažiuoji į edukaciją, taip? Šiandien darau angelą ir eglę. Vedu vaikus ir suaugusius per spalvų pasaulį. Ir šiandien atvežiau čia edukaciją, kalėdinę žiemišką medinės eglutės ir angelai, kuriuos išpjovė, pagamino mano brolis, kuris dirba su medžiu. Tai visi susikaupę, gražiai dėlioja taškelius, spalvina savo kalėdas, savo egles, savo angelus, su savo svajonėm, tikiuosi, norais dideliais, kurie išsipildys. Ir labai gera žiūrėti į tą susikaupimą, ramybę, jaukumą. Viduj turbūt, aš tikiuosi, jų širdis dainuoja, nes maniškė dainuoja čia labai. Ir vėl jautrumas į viršų, bet jis toks geras ir lengvas. Tos ašaros yra iš atgalinio ryšio, kurio čia gauni daug daugiau negu atneši. Linkiu visiems sveikatos ir to stebuklingo balto sniego. Jis tegul iškrenta ir atneša džiaugsmą dar didesnį. Ir ačiū Kaukėno fondui, Migliai, kurie daro tokius stebuklus ir prisideda prie šito gėrio. Ir labai visus kviečiu nuoširdžiai, ką darot, kuriat, junkitės į tą bendruomenę, nes tai yra stebuklas didžiausias, kad galiu duoti. Gerai gyvenu šiaip, labai smagu čia sugrįžti, tik tais pasitikrinti, atsipalaiduoti labai, tiesiog kaip gali su visais pabendrauti, tai labai fainiai buvo, smagu tiesiog. Žodžių mikrofoną. Kokių porą žodžių? Nu, tau netrūksta žodžių, tai sugalvo kažką. Aš palinkėsiu visiems vaikučiams ir jų tėveliams švenčių progą. Tėveliams stiprybės, o vaikučiams sveikatos.